specialus Vadimui ir Anastasijai Zizams. Jūs jau esate lyderiais ir jums viskas puikiai sekasi, bet dabar situacija tokia, kad tikrai turite šutinti į Lietuvą, nes, kažkur kitur nelabai saugu. Tik Lietuvoje dabar bus saugu. Kviečiu jūs kuo greičiau prisijungti prie Aljanso ir padėsite Jevgenijui ir galėsite po to vėliau išgelbėti labai daug už Atlanto gyvenančių žmonių. Vadimai, labai ačiū už jūsų iškeltas problemas, už labai stiprius podcastus, video pokalbius. Aš irgi kartais ten kažką parašau, tai galite pasitikrinti, aš tikrai egzistuoju, ne iš dangaus nusileidau. Ir tikrai Dievas mato jūsų darbus ir jūsų dovanojamus sporto treniruotės, tokias dovanas nuostabes. Ir labai jums ačiū, kad esate ir kad tai darote tikrai labai daug dėl žmonių. Na, o atlygis jums ateis labai didelis, jeigu jūs dar prisijungsite prie Aljanso. Tai skambinkite Jevgenijui, junkitės prie manęs ir mes bendrausime. Aš mačiau, kad kai Jevgenijus išgelbės mane, aš mačiau, sėdėsim prie vieno stalo ir kalbėsime rusiškai, nes jūs rusakalbiai visi trys, o aš viena lietuvė. Tai čia ne apie tai, čia apie vienybę, kad mes esame viena. Superinis podcastas buvo apie abortus. Aš labai daug ką turiu tą temą pasakyti, bet dabar neturiu laiko, tai paskui viskas bus apie tai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai ką jūs iškėlėte ir kad dabar jūs nesate saugioje vietoje dėl to savo kito video. Aš iš tikrųjų iš Londono pabėgau, nes mano gyvybei grėsė pavojus, aš turėjau tiesiog susirinkti daiktus ir išeiti, nes aš jau nebegalėjau ten tverti. Kas ten darosi, tai yra baisu. Kas yra akli, kurti, nieko nemato, nieko negirdi, darbas namai, tai tada gal ir gerai. Bet dabar ten labai daug blogų dalykų. Kai tu girdi kiekvieną dieną, kad tą papjovė, tą nušovė, ten dar kažką, aš tiesiog nebegaliu ten būti. Ir tiesiog taip nesaugu, o jau kai atėjo tiesiai šviesiai, man pasakė, kad mes jau ateisim pas tave, tai aš labai greitai nusipirkau bilietus ir išskridau į savo šventą žemelę. Ir kviečiu jūs sugrįžti, nes po to, kai sužinos, kas aš tokia esu, kad ta Marija prisikėlusi iš pelenų, visas pasaulis sužinos apie šitą istoriją mūsų. Jevgenijus privalės atidaryti vartus ir priimti visus žmonės, kurie į su mumis. Ir laukiame, visi, kas gyvens užsienyje, taps milijardieriais. Tai bus naujos eros pradžia. Ir labai ačiū jums už nuoširdumą, už viską, ką jūs darote. Ir lauksiu jūsų projekte. Registruokitės pas mane. Jeigu būsiu gyva, tai bendrausim, o jeigu ne, tai Jevgenijui padėsit. Tai tiek. Su meile iš visos širdies. Sudie.